Ir dabar kita tema. Vienoje mūsų laidų mes jau kalbėjome apie gan slaptą, bet pavojingą virškinimo trakto ligą celiakiją. Šiandien tęsėme šią temą ir labai džiaugiuosi, kad svečiuose viešnia, labas rytas, ponia Virginija, kuri sutinka papasakoti savo tikrą istoriją. Taigi, pirmiausia, aš noriu paklausti, kaip jūs sužinojote, kad jūs sergate celiakiją? Virš 30 metų vaikščiojau pas gydytojus ir buvo diagnozuota įvairios ligos, bet sveikata negerėjo. Vargino pilvo skausmai, vidurių pūtimas, viduriavimas, krito svoris, svėriau 47 kg. Tada ir buvo diagnozuota celiakija. Kada jums buvo diagnozuota celiakija? Prieš 8 metus. O kodėl taip ilgai truko? Pati sakote, kad daugelį metų skundėtės, kodėl taip ilgai užtruko? Manyčiau, gydytojai nesusimastė, kad tai galėtų būti celiakija, nebuvo skirta tam tikri tyrimai, dėl to taip ilgai ir užsitęsė. Dabar jūs gydotės? Taip, celiakija gydoma be gliutenė griežta dieta. Nevalgau kviečių, rugių, miežių, įprastinių miltų gaminių, makaronų, duonos, blynų. Daug kas klaustų, ką tuomet valgote? Valgau, man labai padeda šer be gliuteno produktai, kurių sudėtyje nėra šių gaminių ir yra labai geras, kaip matote, išfasavimai labai yra geri ir labai skanus produktai, daug keliauju, dėl to visuomet perku šios produktus, taip pat daug gaminu namuose ir labai naudoju be gliuteno miltus ir viskas man sekasi labai gerai. Dėl to siūlyčiau visiems naudoti be gliuteno produktus, kurių sudėtyje nėra rugių, kviečių, miežių, taip pat nėra kiaušinio, pieno produktų, pieno, sojos ir taip tinka alergiškiams žmonėms. Virginija, ar teisingai suprantu, kad gydymas tai yra dieta, ar ne? Taip. Nereikia jums vartoti jokių medikamentų, reikia tik turėti tinkamų produktų. Taip. Bet kaip apie juos sužinojot, nes juk nedažnas mūsų esam girdėję apie begliutenius produktus. Prieš 8 metus, kada susirgau, buvo labai didelė problema, nebuvo jokios informacijos ir valgiau 3-4 mėnesių vaikų košytės. Dėl to, kad parduotuvėse nieko nebuvo. O po to internetu sužinojau, kad vitaminų pasaulis prekiauja šiais begliuteniniais produktais ir mes jiems labai dėkingi, visų sergančiųjų vardų galiu pasakyti, dėl to, kad labai yra didelis asortimentas ir galima tiesiog įvairių, duonai yra miltai atskiri, pyragam yra kitokie, virtinukus galima virti yra dar kitokie ir galima labai daug, tiesiog reikia išmonės ir galima labai daug pasigaminti patiekalų. Virginija, atsiprašau už asmeniškumus, bet jūs galite valgyti, pavyzdžiui, žuvį, daržovės? Taip, daugiausia aš mėgstu mėsą. Aha. Ir taip pat saldžius visus patiekalus miltinius. Tai štai kodėl jums taip aktualu? Man yra miltai, yra pagrindas, dėl to, kad galima įsikepti lietinius blynus, galima dėti įvairų įdarą. Toliau yra duonelės miltai, yra pyragų miltai, sausainius gali kepti. Be to galime ir nusipirkti gatavos produkcijos, duonelės skani, sausainiai be galo skanus, šokoladukai, vafliukai. Kitaip tariant, asortimentas yra būtent pritaikytas žmonėm, kurie serga šią ligą. Labai didelis asortimentas. O kaip šiuo metu jaučiatės? Kas pasikeitė? Jaučiuosi gerai, kada nenaudoju nereikalingų tų vadinamų produktų, kurių netoleruoja mano organizmas, priaugo mano svoris, savijauta gera, jaučiuosi puikiai. Ačiū Jums už tokį atvirą pokalbį, už tai, kad pasidalinote savo patirtimi ir linkiu Jums sveikatos. Dėkui. Dėmesio. Televitrinos metu jūs galite skambinti telefonu 8618 77483 arba apsilankyti tinklalapyje www.vitamin.lt ir užsisakyti begliutenių produktų, kuriems bus taikoma iki 40% nuolaida. Būkite sveiki.